Albertas Einšteinas yra kartą pasakęs, kad problemos negali būti išspręstos tame pačiame mąstymo lygmenyje, kuriame jos buvo sukurtos. Ir kągi tai reiškia bankrote. Asmeninis bankrotas dažnai žmonėm atrodo kaip labai didžiulis išbandymas, krizė, kada yra viskas jau taip blogai, pasiektas yra visiškas dugnas ir, kai dugnas jau yra pasiektas, tai vadinasi, galima nuo jo tik tai atsispirti. Aš norėčiau apibūdinti trumpai priežastis, kodėl mano manymu, iš mano ilgametės praktikos atsiranda būtent tas bankrotas, susidaro situacija bankrotui, kas ją sąlygoja ir kokios yra pagrindinės, būtent kokie yra pagrindiniai elgesio modeliai, ką žmogus gali daryti, kad jo gyvenimas po bankroto taptų dar geresniu negu kad iki bankroto. Tai kasgi tai būtų? Mano manymu, viena iš tokių pagrindinių bankroto priežasčių yra neįsigilinimas į situaciją, nesupratimas tam tikrų teisinių aplinkybių, prisiėmimas tos rizikos, kurios galėjo būti išvengta. Tai čia kalbant apie įmonių vadovus, kurie vėliau bankrutuoja asmeniškai, nes iš jų buvo priteistos įvairios sumos dėl žalos įmonėje padarimo. Tiesiog nesuvokimas, kad būnant fiziniu asmeniu gali tekti prisimti įsipareigojimus už juridinį asmenį. Tai pirmoji priežastis. Antroji priežastis tai yra tokia daugiau, sakyčiau, socialinė, susijusi su žema žmogaus savivertė, kada žmogus turi ratą žmonių aplinkinių, kurie galbūt gali sau leisti nusipirkti gražesnį butą ar namą, automobilį, atostogauti egzotiškesnėse šalyse ir panašiai. Tai žmogus siekdamas kompensuoti savo tą žemą savivertę, savo kažkokių resursų vidinių neturėjimą, jisai tą kompensuoja pinigais išleistais būtent tiem daiktam įgyti. Ir kai skolų tampa per daug, žmogus pajunta, kad nebegali jis jų visų išsimokėti, kadangi jos visos buvo imtos, sakykime, ant ribos, nepaskaičiuojant tokių dalykų, kad gali būti ir aplinkybė, kad netenkama darbo, susergama ir panašiai, ir visos tos skolos tiesiog braška ir galiausiai tenka bankrutuoti. Trečioji priežastis tai būtų tokia liūdnoka, tai yra įvairios ligos, traumos, po kurių žmonės nebegali dirbti tame darbe, kuriame dirbo iki tol, ir dėl to jam tenka pakeisti darbą, jie netenka to darbo ir atitinkamai dar ir atsiranda ir kaštai susiję su tų ligų gydymu ir nebegali žmonės toliau vykdyti savo įsipareigojimų. Sekanti priežastis tai būtų žmogaus toks per daug didelis noras įtikti kitiem, pasitikėjimas kitais žmonėm. Kągi tai reiškia? Tai reiškia, kada vyras turi verslą, žmona už jį laiduoja ir panašiai, kada yra laiduojama už giminaičius įgyjant kažkokį tai turtą, už įmonę ir panašiai ir panašiai. Tai tiesiog netgi Biblijoje yra pasakyta, kad nelaiduokite už kitus asmenis. Tai yra tikrai pavojinga ir žmonės, vėlgi dėl to savo patiklumo, noro įtikti, jie laiduoja, jie prisiima įsipareigojimus ir tikrai dažnai tenka susidurti su situacija, kada žmogus dėl to galiausiai turi pats bankrutuoti. Ir paskutinė priežastis, tai yra mano nuomonė vėlgi tokia liūdnoka, tai yra santykių nutraukimas, santuokos nutraukimas, kada žmonės turėjo bendrus namus, įsipareigojimus ir jiem išsiskyrus atitinkamai pajamos tampa mažesnės, atsiranda įvairios kitos problemos, dėl ko paskolos yra toliau nebemokamos ir galiausiai vienam likusiam žmogui be pagalbos, be paramos tampa per daug sudėtinga tuos įsipareigojimus kažkaip tai tęsti. Ir galiausiai, kai žmogus atsiduria tame taške, kai turi pripažinti savo, kad kažkas buvo ne taip, susidėliojo aplinkybės, kada yra
daug skolų, bet nėra galimybių jų padengti, tai yra pakankamai geras iššūkis. Į tai reikia žiūrėti kaip į iššūkį, kadangi iššūkis yra pozityvus dalykas, tai nėra kažkoks tai dugnas, tai yra tiesiog situacija, kurią reikia spręsti. Aš visada patariu žmonėm, manau, kad pradėti labai gerai yra nuo savo gyvenimo būdo sutvarkymo. Na, jeigu žmogui yra kažkokia sveikatos sutrikimai, depresija, liūdesys, įvairios ligos, na, netgi ir tų dalykų ir nesant, tai vis dėlto gyvenimo būdo sutvarkymas yra pats pamatinis dalykas. Kas tai yra? Tai yra miegas, tai yra sportas, tai yra mityba, papildai, streso valdymas, pozityvumas ir tiesiog susitvarkius tuos dalykus, labai labai daug dalykų jau pradeda savaime tvarkytis. Tai tas gyvenimo būdas yra pirmas laiptelis siekiant tos kokybės pagerėjimo. Antras dalykas, ką aš tikrai patariu, tai yra žmogaus savivertės, žmogaus kažkokių tai turimų psichologinių problemų sprendimas. Ar tai būtų kažkokios terapijos grupės, ar individuali terapija, ar paprasčiausiai netgi pokalbiai su žmonėm, kurie gali padėti, draugais, šeimos narių palaikymas, galbūt literatūros kažkokios tai skaitimas, podkastų klausimas, kas galėtų žmogui sustiprinti jo savivertę, kad nebeturėtų žmogus tų, na, prastų, sakykime, kažkokių tai elgesio modelių, kurie galbūt jį ir atvedė į tą bankrotą. Nes jeigu jų žmogus nepakeičia, pasitaiko, kad, na, vėlgi ta situacija yra linkusi kartotis. Trečias dalykas, tai aš vadinu toks susitikimas su realybe. Realybės pripažinimas ir realybės įsivertinimas ir jos suvokimas. Tai reiškia, kad visų pirma, jeigu žmogus buvo vadovas, jis nesuprato tam tikrų dalykų, dėl ko galiausiai tapo atsakingas už įmonės bankrotą, iš jo buvo priteistos pinigų sumos, tai jam reikėtų toliau planuojant vykdyti tokią panašią veiklą, įsivertinti, kaip iš tikrųjų viskas veikia, kaip padaryti taip, kad netektų vėliau būti atsakingu už vėl kitos veiklos padarinius. Jeigu tai yra kažkokios veiklos vykdymas, veikla nepavyko, tai tos veiklos įvairūs niuansai. Paprasčiausiai netgi tas finansinis raštingumas, suvokimas, kokios yra žmogaus pajamos, kokios yra žmogaus išlaidos, nes žmogus, netgi bankrutuojantis, labai dažnai nežino, kiek jisai išleidžia tų pinigų, kam jis jas išleidžia. Čia kavelė, čia sausainis, čia dar kažkas ir galiausiai paaiškėja, kad didelės sumos tam išeina ir žmogus kartais net neįsivertina, kad tikrai didelę dalį pinigų išleidžia nereikšmingiam dalykam, ko galėtų atsisakyti ir be ko tikrai galėtų kuo puikiausiai ir toliau gyventi ir sutaupyti pinigų. Na ir galiausiai, ką reiktų daryti, tai įsivertinti, kokios yra kvalifikacijos kėlimo galimybės. Na, mes gyvenam tokiais besikeičiančiais laikais, dirbtinis intelektas ir įvairios profesijos ir įvairios kvalifikacijos keitimo galimybės, universitetai, užimtumo tarnyba, kolegijos, kursai internetu. Jūs galite iš tikrųjų galbūt tas bankrotas yra tikrai geras momentas suvokti, galbūt tas darbas, kurį dirbot, nebenorit jame dirbti, norit eiti kitą darbą dirbti, išbandyti save kitose veiklose, kitose visai priešingai amplua ir galbūt tai yra tikrai tas gyvenimo momentas, kada atrasite tikrai savo pašaukimą. Tai gali būti visiškai nesusijęs su jūsų dabartinė specialybė dalykai ir bankrotas yra iš tiesų dėkingas momentas tam daryti, kadangi bankrote yra skatinamas kvalifikacijos kėlimas, geresnių uždarbio galimybių ieškojimas, persikvalifikavimas tam, kad būtų galima didesnė dalimi atsiskaityti su kreditoriais. Tai vienu šūviu nušaunami du zuikiai. Ir kvalifikacija pakeliama
ir pajamos padidėja ir be abejo pabaigus bankroto bylą jūs jau turėsit geresnę finansinę kažkokią tai bazę, geresnes finansines galimybes, ne kad buvo prieš tai. Tikrai neverta laikytis įsikandus kažkokių tai senų profesijų, pozicijų, ypač kaip kad pasitaiko kartais, kad jau nebeišeina net kai darbo gauti pagal senesnę specialybę. Tikrai yra labai daug įvairiausių būdų, kaip galima uždirbti pinigus ir apie tai tikrai verta pagalvoti. Na ir įvertinus visus tuos dalykus, imant viską ir žiūrint į viską pozityviai, aš manau, kad bankrotas gali būti tikrai nauja kokybė žmogui. Praeini tuos kelis metus, tiesiog susikaupi, pasistengi ir galiausiai, jeigu požiūris bus pozityvus, aš galiu užtikrinti, kad pasibaigus bankroto bylai gyvenimas tikrai pagerės.